apie turnyro lentelę, beje, šiuo metu dar vyksta, o dabar ir įvartis dėja krenta jau 21 sekundę ir čia žinoma koncentracija turnyro lentelę, beje, o dabar ir įvartis dėja krenta jau 21 sekundę ir čia žinoma koncentracinė pradžia sėkmingai nesiklosto. Ir dabar dar viena situacija ir antras įvartis krenta pradžia sėkmingai nesiklosto. Viena situacija ir antras įvartis krenta. Fenomenalūs protokolo esantis puolėjai irgi. Perdavimus atliko Janas Lukasas bei Polas Silandė. Čia dabar atlieka tos tokias vadinamasis tas išprovokuotas klaidas. Čia dar viena identiška situacija. Vienas prieš Simą Baltrūną. Tikrai apmaudi situacija, ten nesustabdė. Puikiai tikrai nesubrandus yra žaidžiama, su tom trim pirmaujančiam Latvijos komandom. Dabar proga ir smagu, kad tikrai nesubrandus yra žaidžiama, su tom trim pirmaujančiam. Proga ir smagu, kad tikiuosi tai, ką jau vyksta čia, beje, transliaciją galima sekti visą nevienoje rungtynėje. Dar nebuvo įveikta ir dar čia viena nedėkinga situacija, Baltrūnas guli, irgi geras perdavimas, tačiau ne taip patogu ten buvo susistabdyti ritulį prie vartų, vienas Pankų žaidėjas ir 2-3, irgi geras perdavimas, tačiau ne taip patogu ten buvo susistabdyti. Pankų žaidėjas ir 2-3, prie pusę ir rezultatas yra 2-3. Čia dar viena proga atakuoti, žinoma, varžovas buvo pakankamai pavojingas perdavimas, dabar ir varžovų išpuolis. Ir Baltrūnas atro persimės į rutulio priekį, dabar jau estų išpuolis, metimas ir Simon iš karto atkirsti porą varžovų perdavimų Kristupas Nymanis, tačiau netiks atakuoti. Geras perdavimas, ataka tęsiasi, metimas ir 3-3. Atakuoti. Geras perdavimas, ataka tęsiasi. 3-3. Būtent Kauno ekipai, dabar metimas į vartus, rikošetas, dar viena proga ir dabar jau gaudo ritulį varžovas, varžovų ar ne. Ir dabar pirmą kartą tenka gintis metimas ir Simašnečiams klostosi sėkmingai, pirmaujama 1-0, čia grubiai klaida, metimas, bet netiksliai. Ir tačiau Estas labai gerai apsigina ir sukuria progą varžovų, jau pasiseka Vilniečiams, Polas Silandė turėjo puikią progą ir čia įvartis. Kaip čia įkrito ritulys į vartus, prieš tą patį Savelį Novikovą, tikrai taisyklių rėmuose pašalinimo nebuvo, o čia krenta dėja įvartis. Prieš tą patį Savelį Novikovą tikrai nebuvo, o čia krenta dėja įvartis. Dėkingai atšoka Vilniečiams, puikus perdavimas, proga atakai, pagrindinis rungtynių laikas. 9,5 minutės vyko iki antro kėlinio pabaigos. Blokuojamas jo perdavimas, Sarkovskis taip pat blokuojamas jo perdavimas, proga atakuoti ir gera proga ir Kudrevičius ir varžovų. Rutulys atšoka dėkingai Kudrevičiui, šis toliau į priekį, kontrataka, metimas. Mažulis berods sužaidė pakankamai agresyviai varžovų atžvilgiu. Baltrūnas ir dėja įvartis. Mažulis berods sužaidė pakankamai. Baltrūnas ir dėja įvartis. Dar vienas perdavimas ir įvartis. Ne, vis dėlto nuošalė berods yra užfiksuota. O ten laisvai pavyko apsiginti ir dėja puikiai proga nuėjo šuniui uodegos, dabar varžovų išpuolis ir įvartis. Jau pavyko apsiginti ir dėja puikiai proga. Varžovų išpuolis ir įvartis. Dar vienas metimas. Taisyklių pažeidimas užfiksuotas. Čia dar vienas epizodas, ir čia gali būti ir ilgesnis šalinamas, gal net ir 5 minutėm. Atkreipsiu dėmesį, kas netikslus. Baltrūnas ir įvartis tikslus.
ir įvartis. Vartai buvo šiek tiek pastumti, bent jau man tai pasirodė, teisėjas greitai vietą. Ir dar vienas įvartis. Vartai buvo šiek tiek pastumti, bent jau man tai pasirodė, teisėjas greitai. Ir dar vienas įvartis. Rauda, tiesa perdavimas buvo netikslus. Ir jau 4 minutės lieka iki mačo pabaigos ir įvartis. Danilo Rauda, tiesa perdavimas buvo netikslus. Ir jau lieka iki mačo pabaigos ir įvartis. Danilo. Taigi Danilas puikiai proga buvo atakuoti ten bankų žaidėjų, dabar ataka ir varžovo vartininkas